Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat kartais, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Šiandien jokio naujo mažo puoduko neturiu, todėl išdėstysiu kortas ir jūs išsirinkit, kurią mėgstat. Arba visas išsirinkit, čia jau kaip jums patinka. Aš jums apie tai ir pasakysiu. Taip, čia atsivertė lazdų karalius, skeptrų karalius, čia tikrai skeptras jo rankose. Tai rytoj jums laikas veikti. Taip jau tikrai atsakingai. Iš to savo krėslo, iš to savo sosto, imt visą atsakomybę, visą savo energiją, visą savo išmintį ir veikt, ir daryt kažką ryškaus, kažką naudingo, pelningo, atsakingo, žodžiu, labai stipriai pasireikšt. Ir jūs gausit šitą tokią dieną. Jūs turėsit ir energijos, ir įkvėpimo, ir iš viso būsit kaip pakelti ant to krėslo ir iš ten vadovausit visam savo pasauliui, visiems savo reikalam, visiems savo namiškiams, savo pažįstamiem ir savo sau, ir jums viskas eis kaip iš pypkės. Na, yra toks išsireiškimas kaip iš pypkės, reiškia viskas seksis sklandžiai, be ypatingų pastangų. Toks jūs tarytum pasodinti ant bangos ir sklendžiat. Ir viskas puikiai vyksta, ir jums tai patinka, ir jūs tai džiugina, ir puiku, nes turbūt jau prasideda nauji metai, naujų metų pradžia bus tokia stipri, energinga. Tai puiku. O, čia kažkaip jis apsivertė. O antroji korta yra apie tai, kad jūs niekur nelėksit. Jūs niekur neskubėsit, nes galbūt jau viską padarėt, ką reikia. O gal nutarėt nieko nedaryti ir pažiūrėt, kas bus, kai jūs nieko neveikėt. Jūs tarytum, kaip šitas pakabinta, čia greičiau pakabintoji. Čia pakabintoji moteris, sako korta. Ir jie atsipalaidavus savo žemyn galvą, kaip kokia jogė, stebi pasaulį iš tos pozicijos ir pasaulis atrodo šiek tiek kitaip. Turbūt visi bandėm po kartą pažiūrėti į pasaulį galvą žemyn. Tai jūs rytoj sustosit ir stebėsit. Ir jūs matysit, kad viskas vyksta savaime visai be jūsų pastangų. Jums nereikia nieko daryti. Jums reikia būt, stebėt ir mėgautis. Tikrai tokia puikiai išeiginė. Aš jums net pavydžiu. Gal jau jūs viską ir pasidarė, todėl ramiai sėdėsit ir stebėsit, kaip kiti ten spurda, kaip kažkur dar bėga kažką nusipirkt, kažką pasikeist, kažką nuvalyt, kažką prikabint, kažką nukabint. Jūs sėdėsit, būsit ir gerėsitės savo puikiu, ramiu gyvenimu. Tuo tokiu nuostabiu vaizdiniu, kurį jums pateiks jūsų pasaulis, kai jūs imsit stebėt iš kito kampo, iš kitos pozicijos. Labai įdomu. Tai čia ir visas apvarčius. Atsitinka taip kartais. Nes kaip tu atspėsi žmogau, kur čia viršus, kur apačia iš tokio marškinėlio. O šitie dar padirbės. O tretieji variantai dar padirbės. Dar matomai ne viską papuošėt ir ne viską dar sudėjot ant stalo. Ir dar kažką ne viską paveikėt. Kad iš visų jėgų turėsit pasistengt ir pabaigt. Ir
Na, jūs viską darot savo, jūs gal jūs kartais ir suarzins tas, kad jūs dar turit kažką daryti, gal jūs už kažką kitą turėsit šitą darbą dirbti, gal kokia nors draugė pažadėjo jums išblizginti taures, o ėmė ir kažkur dingo, jūs turit daryti tai pati. Nu, ar panašiai. Bet jūsų tai nenuliūdins, jūs turite energijos, jūs darysit ir padarysit visą šitą darbą puikiausių būdų ir paskui džiaugsitės. Va taip. Ir čia bus apversta. Ai, tai čia tas berniukas, kuris vis dar taupo pinigus. Čia apie pinigus. Čia apie tos pinigus, kuriuos jau jūs turit taupyti. Žinot, gal truputėlį per daug išleidot ir apsižiūrėjot, kad jau reikia sustot, jau nebeleist. Ar kažkaip juos imt jau saugot. Na, jau visi limitai įsimti, tai kiek dar turit, tai į glėbį ir jau niekam neduokit, ir jau daugiau niekam ir neduosit. Viskas, tegu jie ten žinosi be jūsų paramos, be jūsų dotacijų, be jūsų iš viso jūsų dalyvavimo. Jūs jau turit griebti tuos savo pinigus, kurie dar liko, stipriai prispaust ir viskas, ir pasislėpt. Ir kokia laimė, kad jūs dar turit ką prispaust, kad jūs dar ne viską netyčia neišmėtėt. Tai va, nu ir pasidžiaukite savo pinigėliais likusiais. Oi, ką aš čia šneku už jūs? Gal jūs ten iš viso turit dar visą skrinę ir tiesiog jau nenorit leist ir niekam neduot ir turit pasiteisinimą, kad jau išsileidau ir daugiau nieko neturiu. Jūsų pinigai jūsų reikalas. Jūs juos galit priglaust, galit paglostyt, galit perskaičiuot kur nors kamputį, galit iš viso pasidėt po pagalvę ar po sofą ir niekam niekada neduot. Čia jūsų reikalas. Ir mėgaukite savo pinigais. Na, ir kitais metais taip pat.